Čia išnirimas yra kelio iš tikrųjų. Atneškit mergaitę šaltį. Atneškit šaltį. O Jėzau. Kur beis? Pastau. Dabar. Čia. Man būtų biškė rasti. Čia yra Atneš sniegą. Sniegą atneš. Karą žaismo bygų. Dabar merginos ateikit, pridėsit biškį suplokit tą sniegą. Duoman biškį. Duoman. Sniegas šaltis. Gerai. Čia yra šaltis. Jo. Galvai. Šalda? Žinokis turėtų biškį, labai skauda, Ignas. Kaip fainai, kaip šalda. Šiaip tai, aišku, reikėtų daryti nuotrauką ir net nežinau. Čia taip paprastai nepraeis. Jeigu dažnai kažkas... Ką? Atvažiuosiu. Atvažiuosiu paskambinai? O kaip tau čia atsitiko? Ar nykti? Nuvirta. Siuta yra. Nesiuta, šiaip nuvirta. Jo, pavietė nukrito, nes stovi ir nukrento dabar. Nubaslyta. Visą laiką žinokite, kad prie sumušimų, prie išnirimų, pirmiausia pagalba tai yra šaltis. Čia mokytos davė, čia yra skystis, toks tai irgi šaldantis. Ir aišku, žiemos metu gerai sniegas, svarbu, kad būtų šaltis. Šalčio negalima dėti ant plikos kojos ar rankos. Visą laiką reikia, jeigu pastebėjot vieną kartą apibintuoji ir dedi tada šaltį. Nes kitaip šaltis sumažina skausmą. Jokių nuo skausmo vaistų, tokiu atveju reikia kviesti greitą pagalbą ir aišku, jau čia reikia nuotrauką daryti ir jau čia turi specialistai žiūrėti. Bet pirmoji pagalba tai yra principo šaltis.